Kaip iš tikrųjų reikėtų tikslingai dirbti mūsų komandai, aš ėmiausi iš tikrųjų vieno sėkmingiausių žmonių, dirbančių tinklinės rinkodaros industrijoje, kuris iš tikrųjų vienas iš pirmųjų buvo užsiėmęs tinklinės rinkodaros verslu ir turi tikrai sėkmingų rezultatų. Todėl jo mokymais pasiremsim ir tikrai iš tikrųjų žmonės, kurie taip pritaikė, turi tikrai labai gerų rezultatų. Todėl visiems žmonėms siūlyčiau tą patį panaudoti, ką išgirsit šiandien, panaudoti praktikoje ir tik tai tada spręsti, ar tai veikia ar neveikia. Tai pirmieji žingsniai, kaip visą tai atrodytų tinkliniai rinkodarai, pirmieji žingsniai būtų, tai būtų tiesiog svajonės, tikslai, pasišventimas, sąrašas, kontaktavimas, susitikimas, antras susitikimas, strategijos ir konsultacijos su rėmėju ir duplikacija. Pats pagrindinis, iš tikrųjų, pirmas žingsnis mūsų versle iš tikrųjų yra svajonės. Žmogus, kiekvienas iš tikrųjų turim svajonių ir stengiamės jas įgyvendinti. Žmogus, kuris, kaip sako, neturi svajonių, nežino, kur keliauja iš tikrųjų. Tai tiesiog reikia įsiaiškinti, kokios yra jūsų svajonės. Reikia atsakyti kiekvienam savo, iš tikrųjų, ko jūs siekite iš savo gyvenimo. Nes žmogus, kaip sakau, nežinodamas, kur keliauja, jis niekur nenukeliaus. Kaip sako, jeigu mes norim nukeliauti iš Kauno į Vilnių, tai per Klaipėdą nekeliausim greičiausiai. Tai reikėtų pasidaryti iš tikrųjų mėnesio, metų, 5 metų planus. Tie tikslai yra iš tikrųjų skirstomi į trumpalaikius, vidutinius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai tikslai yra iki 3 mėnesių, vidutiniai iki metų, ilgalaikiai yra virš metų. Tai reikia iš tikrųjų pasidaryti savo tikslus, kas tiksluose turi vaizduoti. Tiesiog žmonės, dauguma žmonių mėgsta, sakykime, svajoja iš tikrųjų turėti būstą savo kažkokią. Gal vieną namą, kitą namą, paskui pasitvarkyti, gal didesnį, paskui persistatyti, bet esmė yra ta, kad, sakykime, tuos tikslus reikia susirašyti, nes viskas, ką jūs susirašot, vėliau tiesiog yra tampa realybė. Ir jie nori ko nors pasiekti, turi išeiti iš namų. Ką tai reiškia? Tiesiog ta komforto zona, kurioje mes iš tikrųjų labai mėgstam sėdėti, jinai mums jokios naudos nebeduoda. Tas pats Deksteris Jėgeris sako, per tą laiką, kol žmogus, sakykime, sėdi namuose po tų darbų, po tų 8 darbo valandų dažniausiai būna. Per tą likusį laiką, iki vakaro, kol žmogus eina miegoti, jis gali dar antrą savo įgauti naują specialybę per tą likusį laiką. Tai geriau tą visą likusį laiką išnaudoti, sakykime, mūsų versle. Tai sekantis žingsnis būtų iš tikrųjų susikurti koliažą. Kam to reikia? Koliažą turi atsispindėti iš tikrųjų visi jūsų tikslai, turi atsispindėti laikas, kada jūs norite jūsų savo svajonę įgyvendinti. Turėdami koliažą žinosit, kad, sakykime, ryte atsikėlus reikia padaryti darbą, kad tas namas galų gale būtų pastatytas, pavyzdžiui. Ką galvoti pats Mindaugai galvoti iš tų temų papasakoti? Žinoma, koliažą reikia turėti, tik norėjau pasakyti, gal kitiems žmonėms tas koliažas pats žodis yra nesuprantamas, tai tiesiog paimti kaip įmanoma kuo didesnį lapą su paveiksliukais, iš žurnalų, iš kompiuterio atsispausdinti paveiksliukus, ar tai būtų kelionė, nešiojamas kompiuteris, kateris, mašina, namas, nesvarbu, kokia tai būtų svajonė, jinai turi būti lape užklijuota, turi būti pavadinimas, kaina ir būtent įrašyti metai, ta prasme, pilna data, kada tiksliai jūs jau norite šito daikto gauti. Tai toliau mes susidurėm su pasišventimu. Ką tai reiškia? Sakykime, žmogus sako, man patinka užsiminėti ten, sakykime, techniką, kompiuterius, tvarkyti ten tą, ir jisai yra tam pasišventęs. Ir ten jam bet ką pasiūlytum, jisai nesiimt daryti. Jeigu jisai, sakykime,
mato tik tai save toj industrijai, toj vietoj. Bet jeigu yra žmogus, sakykim, kuris ieško galimybių, tai va, kad žmogus, sakykim, kuris ieško galimybių, jam reiktų pirmą parodyti, kaip jis gali šito verslo dėka tai pasiekti. Ir visą šitą verslą jūs darot ne draugui, ne pažįstamui, o jūs darote savo. Tai va, ir ką aš noriu to pasakyti, tiesiog, kai žmogus išgirsta šitą galimybę, jis dažniausiai eina namo, pasigalvoja, sako, su draugais pasitarsiu. Čia būtų, sakykim, viena ir iš mano, sakykim, tokių klaidų. Mano klaidų nedarykit, patarsi. Tiesiog, ką jūs draugai, sakykim, gali papasakoti apie šitą verslą, jeigu jie nieko nėra girdėję. Tai va, mąstykit apie šitas galimybės patys. Ir va, kai žmogų iš tikrųjų susitinkat ir jūs jam pasakot apie šitą galimybę, tai jūs jo neįpaleiskit taip pat, kai aš dažniausiai darydavau anksčiau. Tiesiog paleidai žmogui, nu, sakai, gerai, va, susiskambysim po poros dienų ir išsiaiškinsim toliau, ką darom. Tai va, tai tiesiog prieš išleisdami žmogų jam pasakykit, kad žmogau, niekas už tave sąskaitą neapmokės. Todėl mąstyk savo galvą, ką tu nori šito verslo dėka pasiekti. Tai va, tai pasišvęsti reikia, kas yra iš viso pasišventimas. Sako, jeigu nori šito verslo dėka turėti rezultatą, tai jeigu turi savo verslą, tai naudokit savo produktų. Nes tai, kad, sakykime, aišku, ten duonas valgau, kas šiai dienai nėra pas mumis, ne? Bet labai sėkmingai yra visų kitų namų priežiūros priemonių, sakykime, kosmetikos, tos pačios ir kvepalų. Ko, sakykime, tikrai, tai yra užtektinai iš tikrųjų produktų, kuriuos galim naudoti. Kiekvienas naudoja šiandien. Tai va, tai jeigu jau turim savo verslą, tai pradėkim bent jau nuo produktų, susipažinti reikia su jais. Kas toliau, sakykime, jeigu jau pradėjom verslą, tai ir norim turėti gerų rezultatų, tai be darbo įrankių tikrai nebeišeis nieko padaryti. Todėl vienas iš mūsų tų darbo įrankių ir yra, sakykim, tie nebinėgių partija. Tai norim gero verslo, startuojam su partija ir dirbam. Tai va, tas pats daktaras Jėgeris, sakykim, pas jį važiuojant į namus, pas jį yra parašyta tas pats dalykas, sakykim, neleisk niekam pavogti tavo svajonę. Tai yra, anksčiau esu minėjęs. Niekas už tave sąskaitų neapmokės. Todėl, jeigu nori turėti rezultatą, susijimk ir daryk. Vienas iš pirmųjų žingsnių, sakykime, mūsų versle, tai yra sąrašas. Ką Mindaugai galėtų pasakyti, sakykime, apie sąrašą, kam jis reikalingas? Na, kaip aš visą laiką sakau, nėra sąrašo, nebus klientų, nebus apyvartų, o jeigu apyvartų nebus, tai automatiškai ir atlyginimo nebus. Iš tikrųjų, sąrašas yra visada jisai reikalingas, čia yra tas pats kaip konspektas, kai mes eidavom į universitetus, mokindavomės, mes rašydavomės, tam, kad mes atsimintumėm ne galvoje, o ant lapo. Nes ir kaip ten pats bukiausias pieštukas yra aštresnis už bet kokią atmintį. Iš tikrųjų, turim ir naudoti produktą, ir iš karto daryti sąrašą tam, kad žinotumėm, ką mes turėsim pasikviesti ir ką mes norim matyti savo komandai. Sąrašas reikalingas yra tiesiog tam, kad jūs visus savo draugus pažįstamus susirašytumėt. Tai yra jūsų tiesiog būsimieji vartotojai. Nes tų pačių vartotojų grupės dar iš tikrųjų žmonės vėliau tiesiog patys sprendė, ką jie nori daryti, ar tiesiog kaip vartotojai būtų, ar jie nori tiesiog gal ir pardavimais susiminėti, o yra ir tokių žmonių, kurie nori didesnių pinigėlių ir komandas sukūrė. Tai va, tas sąrašas yra reikalingas tam, kad jūs tiesiog pradėtumėt šitoj industrijoje dirbti. Tai va, mes nedarom jokio vakarėlio, kuriam verslą. Tai va, tas sąrašas yra reikalingas, kad, sakykime, su juo imti ir dirbti. Kai dirbti su tuo sąrašu, tai iš tikrųjų nebijokit kreiptis į savo rėmėjus, jie tikrai sėkmingai pasakys. Tai va, statistika yra tokia, kad 30 metų amžiaus žmogus pažįsta minimum 500 žmonių. Tai va, tą sąrašą minimum pasidarykit 100. Tai va, kuo didesnis sąrašas, tuo didesnis jūsų verslas.
kuo didesnis verslas, tuo didesni pinigėliai. Tai vat, nepagailėkit lapų, imkite ir darykit. Tai vat, kaip ir sakiau, kuo didesnis sąrašas, tuo didesnis verslas ir rezultatas. Tai vat, turint sąrašą, sekantis žingsnis būtų kontaktavimas. Aš labai mėgstu, sakyti tokį dalyką, sakykime, plaukų nukirpti per mobilų neįmanoma. Kodėl aš tai miniu? Žmonės dažniausiai, kaip jūs skambinat, jie užduoda tokius klausimus, sakykime, tu man papasakok apie šitą verslą. Tai vat, Mindaugas iš tikrųjų šiandien labai tokią istoriją papasakojo. Sako, tai tu man atskambink, aš tau visą pusvalandį papasakosiu, kaip šitas verslas vyksta. Na, iš tikrųjų buvo taip, ieškojau naujų žmonių, skambinau, klausiau, ar įdomu galimybės, ar norėtų užsidirbti. Žinoma, žmogus sako taip, aš tada sakau puiku, tada galim susiderinti susitikimą, susitiksim ir pasikalbėsim plačiau. Būtent pabrėžiu, kad susitikimo metu mes pakalbėsim plačiau. Na ir tada žmogus pradeda uždavinėti klausimą, kas ten per darbas, koks darbo pobūdis, koks atlyginimas. Sakau, taigi kažką tik sakiau, kad susitiksim pokalbį metu ir pasikalbėsim plačiau. Na, vis tiek norėjau klausimą. Na, aš tai merginai paminėjau, sakau, labai gerai, sakau, jūs man atskambinkit ir aš jums per 3 valandas papasakosiu, ką reikia daryti. Tai mergina, aišku, nustebo ir tada suprato, kad tikrai reikalingas susitikimas. Tai va, tam ir yra reikalas, kad, sakykime, per skambučių metu mes nebandom pasakoti apie patį verslą. Pats tikslas yra skambučio tiesiog sutart su žmogum laiką ir vietą. Viską. Tai va, kaip ir paminėta, per plaukų, per mobilų apkirpt neįmanoma ir, sakykime, tas pats ir planą parodyti, per mobilų neįmanoma. Todėl nepardavinėkit verslo per mobilų, pats tikslas ir būtų, sakykime, sutart laiką ir vietą tiesiog. Tai va, pačio kontaktavimo technika yra iš tikrųjų įvairi, su šiltais kontaktais dirbama vienaip, su šaltais kontaktais dirbama kitaip. Nebijokit, niekada kreiptis į rengėjus. Aš manau, jie turėdami rezultatą tikrai turėsi ką papasakoti, kaip su kontaktais dirbti. Tai va, sekantis žingsnis mūsų versle būtų pats susitikimas. Kaip ir girdėjau, sakykime, turit sąrašą, su to sąrašu žmonėm kontaktuojat, o kontaktuojat tam, kad sutart susitikimas su žmogumi. Tai susitikimo metu jūs žmogui pirmai išsiaiškinat iš tikrųjų, ką žmogus nori gyvenime pasiekti. Ir tik tai tada, kai jūs išsiaiškinat, ką žmogus nori pasiekti, tik tai tada jūs rodot, kaip verslo dėka galima tai įgyvendinti. Tai va, aišku, kuo daugiau susitikimų jūs padarysit, tuo daugiau žmonių pas jumis startuos. Ir yra, sakykime, toks Pareto dėsnis, kurio šiandieną nepaišysim, bet paminėti galim. kad, sakykime, statistika tokia, kad, sakykime, ateis 100 žmonių, iš tų 100 žmonių 80 nieko nebenorės daryti, 20 startuos, iš tų 20, sakykime, bus 5 distributoriai, žmonės, kurie, sakykime, kvies kitus pažįstamus draugus ir vienas greičiausiai bus tas, kuris darys tą patį, ką daro kitus. O likusie bus tai vartotojai arba tie žmonės, kuriems galbūt patiks daryti pardavimus. Tai susitikimo metu, kaip ir paminėjau, tiesiog iš tikrųjų šitam versle būtinas aktyvumas. Todėl nebijokit, tiesiog imkit ir darykit. Kuo daugiau susitikimų, tuo greitesnis rezultatas. Ir nėra čia ko stebėtis, kai sako, vienas žmogus pasiekia 21% per metus, jis padaro per 2 metus, o kitam ir 4 mėnesių užtenka. Tai va, kiekvienas pasirinka savo temą. Todėl jeigu norit greitai, tai darykit daug susitikimų. Rezultatas bus ir greitai. Nėra čia nieko iš tikrųjų nuostabu. Bet būna tokių atvejų, kad po pirmo susitikimo žmogus sako, man dar reikia pagalvoti. Šaudu. Tokiu atveju su žmogum tarėmės iš karto antrą susitikimą. Antro susitikimo metu, ką mes aptarinėjom, tai va, patikrinam žmogaus tikslus, ko jis norėtų
šio verslo dėka, ką jis norėtų pasiekti šio verslo dėka. Tai va, mūsų versle yra tik tai 4 tipai žmonių. Tai va, vienas iš jų būtų tie, kurie perkas už 100%. Sako, manęs nedomina joks verslas, nerašysiu jokių sutarčių, bet produktas pas jumis superinis. Tai sako, aš mokau ten tą kalbų kainą ir mane tai tenkina. Super. Duodam žmogui vizitinį. Ir sutartėlę duoda visai produkcijai 30% nuomų. Tai va, tai yra žmonių, kurie mėgsta pirkti pigiau. Tai va, trečias žmonių ratas, tai būtų tie, kurie mėgsta perpardavinėti. Nu, sako, perku pigiau, tai kodėl negaliu parduoti brangiau. Super, tokių žmonių irgi reikia. Jie perkasi tiesiog gali. Tai va, ir ketvirta grupė žmonių, kurie mėgsta kurti grupės, kurie mėgsta dalyvauti žmonių grupėse ir nori didesnių pinigėlių. Tai tie, kurie kuria verslo sistemas. Mums aišku, kaip sakyti, jeigu norim didelio verslo, reikia ieškoti žmonių iš ketvirtos grupės, bet visi žmonės paminėtose 4 grupėse yra mums reikalingi, nes jie visi kuria mums apyvartą. O, kaip žinot, apyvartos ir yra tas dalykas, už ką mums mokam pinigėlį. Tai va, antro susitikimo metu svarbu tiesiog išsiaiškinti, kur žmogus nori sudalyvauti. Jis nori pirktis tiesiog pigiau, ar jis nori pardavinėti, ar jis nori didesnių pinigėlių ir daugiau pasiekti. Tai va. Ką jūs norit pasiekti šio verslo dėka? Tai ir būtų, sakykime, klausimas, į kurį žmogus turėtų atsakyti. Kai žmogus atsako, reikėtų jums parodyti šio verslo dėka, ką jis galėtų, kaip jis tai galėtų pasiekti. Tai va, po antro susitikimo, jeigu žmogus priėmė sprendimą daryti verslą, reikia sutarti sekantį susitikimą, kurio metu su sponsoriu, su rėmėju, žmogus, kuris jums rekomendavo šitą verslą, jūs turėtumėte aptarti visą strategiją, konsultaciją, kaip šitą verslą daryti, kaip pasiekti tam tikrų rezultatų. Tai va, dėl to kreiptis reikėtų po žmogų, kuris yra 100% sistemų. Ką tai reiškia 100%? Jis ne tik tai pats, kad perkasi produktą, jis pats irgi dalyvauja seminaruose, veda prezentacijas, dalyvauja tose pačiose prezentacijose. Mokina kitus. Ir mokinasi pats. Ir mokinasi pats, teisingai. Tai va, tas žmogus turėtų būti, yra mentorius, kuris gali būti tavo mentorius. Kas yra mentorius? Mentorius tai yra žmogus, kuris prisima visą atsakomybę už tą informaciją, kurią jums duoda, ir duoda jis informaciją tokią, kad jinai turėtų jums duoti rezultatus. Jis sako, mokytojai, tai duoda tiesiog informaciją, jūs patys su juo turite tvarkytis. Ir mokytojas nėra suinteresuotas jokiais rezultatais, tiesiog jūs mokina. Jis už tai uždirba pinigus. Mentorius dažniausiai būna taip, kad jis tiesiog duoda informaciją, o grąžos jokios nesiteikia iš to. Tai va, tokių žmogų iš tikrųjų, aišku, aš linkėčiau visiems surasti ir ieškokit mentorių, jeigu, sakykime, nepatiko vienas mentorius, ieškokit to, kuris jums bus vilnius, kuris duos tokių žinių, kurios jums leis judėti į priekį. Tai va, ir šitam versle iš tikrųjų mes neapsieisim be duplikacijos. Ir duplikacija tai yra visa tai, be ko šitam versle neišėtų padaryti didelės grupės. Ką tai reiškia, sakykime, jeigu jūs mokat daryti susitikimus, jeigu jūs mokat kviesti žmonės, mokat daryti antrų susitikimus, prezentacijas, visą kitą, tai atėjęs naujokas, jis turi visą šitą informaciją, kiek įmanoma greičiau išmokti. Ir tik tai tada, kai jis išmoks, tik tai tada jis galės pradėti mokinti kitus. Tai visas tikslas būtų tiesiog mokintis, daryti visą tai jums patiems. Ir kaip Mindaugas sakė, tik tada pradėti mokinti kitus. Tai va, darykite viską savo versle atsakingai. Nes viską, visiškai viską, ką jūs bedarysit,
nukopijuos jūsų komandai. Tai vat, jeigu jūs darysit gerus rezultatus, jūsų komandos nariai irgi darys gerus rezultatus. Jeigu jūs miegosit, patikėkit manim ir jūsų komandos nariai užmigs. Tai vat, nemiegokit, norim rezultatų, dirbam, imam ir darom. Tai vat, gera naujiena tokia. Lyderių niekas negimė, bet jau galima tapti. Tai vat, imam ir darom. Šiai dienai iš tikrųjų būtų tiek. Tas žinias, iš tikrųjų, kurias išgirdot, aš siūlyčiau panaudoti artimiausių metų susitikimuose su naujokais, su žmonėm, kuriem galėtumėt pasiūlyti šito verslo galimybės. Jeigu iš tikrųjų daugiau klausimų yra, nebijokit rašyti, padėsim atsakyti. Ar yra klausimų kokių nors? Prašykite mums. Yra keletas klausimų. Stengsime atsakyti. Rytis klausia, jei nori ko nors pasiekti, turi išeiti iš namų, bet Kiyosakis sako, kad tik gerai atlikti namų darbai atneša sėkmę. Tai, bet namuose sėdėdamas žmogus iš tikrųjų neišeidamas iš tos komforto zonos nesutiks žmonių, kuriem galės pasiūlyti šitą galimybę. Tai aš turėjau omeny, kad jeigu norit turėti gerą rezultatą šitam versle, tai neužteks jums sėdėti namuose. Aišku, galima ir namuose kviesti žmonės, jiems rodyti galimybės, bet tų pačių, kaip pasakyti, šių kontaktų, tai be abejo mes turim pažįstamų draugų, jos kviečiam į namus prie arbatos, kartais parodom kvepalų, atsakykim, žiūrėk, kodėl negali turėtis pigiau. Bet norint didesnių rezultatų reikės išeiti iš tos komforto zonos.